Хорошо. Agurkas, kotletas, kruopos. Alytuje čia. Alytaus tuberkuliozėje. Tuberkuliozės ligoninėje. Gydo plaučių infekciją. Cheminiais preparatais, kažkokiais chemikalais, kažkokiais baisiais, man tai chemija, tai nežinau. Aš niekada, nuo gimimo chemijos niekada. Kažkaip tos chemijos niekada netoleravau. Man netgi galvą skaudėdavo, aš chemijos negerdavau. Nu jau kritiniais atvejais gali gerti jau kažkaip, jau kai tau tikrai blogai. Ar kai skrandį skauda, kai tu triedi ar apsišiki, o gali išgerti, žinai. Ar kai galvas smegenis, pučias tau, smegenis valos, snargliai visi, plaučiai. Infekcija, tai tu gali prikabinti belę visokiais būdais, žinai. Juokingiausiais, bairiais. Aš tai nejaučiu jokių infekcijų. Man tai neskaudin išvis nieko. Man išvis neskaudu plaučių. Jeigu man skaudėtų kažkiek kraujai iš tų plaučių, ten pradėtų piltis. Tai aš aišku, ten ta chemija, tai bet kokiais būdais aš ten suėsčiau tą chemiją, suvartočiau. Nu, šiaip tai tų chemijos negali vartoti. Tu gali kokainą, kokį amfetaminą, dar ten kažkokį, žinai, savo būseną, žinai, pagražinti, pagerinti. Tam kartui, žinai, laikinai. O taip chemijos, kad tu savo sveikatai tam kažką darytum. Nu, tai tu turi būti debilas, nu, daunas kažkoks, žinai, iš dimensijos iškritęs. Tai daktarai sakė dabar daug labai iš dimensijos iškritusių. Negrįžtamai. Pažįstu ne vieną tokį, žinai. Dimensijose skraido savoje. Savoje dimensijose skraido. O ką daryti? Tokia evoliucija, ne? Evoliucionavai taip. Dimensijai. Viens kitoj dimensijai, kitoj. Savo evoliucijai. Savo evangelijai. A kaip ten? Kažkaip pusiau rišęs, pusiau nesirišęs. Kur tas? Nu, tai baisu, sakau.
plaučius turi vėdinti. Tu turi su kojom vaikščiot, vėdint plaučius. Turiu lakstyti po medžius karstytis. O ne lovai gulėti ir chemiją kažkokią pumpuot, žinai, save. Ir tikėtis ten kažkokias bakterijas. Kad tu išvedinsi ten tas bakterijas kažkokias tai. Nu, nieka, tu kvailys esi. Tu kvailys esi, jeigu tikies, kad tavo taip savo sveikatą išgydysi, supranti. Nu, tu kvailys esi iš vis, kad tu galvoji, kad tu sergi kažkokią infekciją, žinai. Nu, jeigu tau plaučių ten neskauda, tu kraujas nekraujuoji, nu tai tau tau ten nieko nėra. Nu, kuo tau ten gydytis, ten kažką su savim. Nesvarbu, kad tau sako ten kažkas. Nesvarbu, kad tau sako ten kažkas. Nu, man kuten, man nieko neskauda. Aš gerai parsipumpuočiau. Aš atsimenu, kai mes lakstydavom. Tai tuos plaučius taip ištampydavom, kad atrodo, ten išlips lauk tie plaučiai. Ten jie ir išsivalė ir pasikasė viską mum. O ką dabar? 4 mėnesius guli lovai, įsivaizduoji, o šitoj. 4 mėnesius. Tavi taip izoliavo. Ir daktaras tikais ateis vieną dieną. O, labą dieną, Laurinuk. O tau infekciją išgydėm. Įsivaizduoji. O, pradėti rankom ploti. Valio. Kaip smagu, daktarė, jūs manęs nenuvylėt. Išgydė tokią ligą. Tuberkuliozę. Įsivaizduoji. Eik tu savo. Jūs genijus esat. Asas. Kas jūs esat? Pretendentas. Į kur jūs pretenduojat? Eik tu savo. Medalį prisekčiau iš karto, nusimčiau visus skudurus. Kažką prisekčiau, aš jam uždėčiau. Kažkokią snarglį. Nu, negali, žinai, taip sakyti. Bet vis tiek, nu, tu žmogaus negali tai paimti, supranti, ir su juo, žinai, taip šlykščiai elgtis. Nu, jis vis tiek, žinai, jaučias, kad šlykščiai elgės. Nu, jam nepatinka. O ką darysi? Babkės yra babkės. Yra kapitalas, ane? Nu, niekur nepabėgsi. Babkės reikia uždirbti. Ką tu valgysi? Ką tu draugam pasiūlysi? Tu draugam nieko neturi pasiūlyti. Nu, kas su tavim bendraus? Su tavim niekas nebendraus. Nu, jeigu tu nieko neturėsi. O ką tu turi? Tu nieko neturi. Tu kvailys esi. Tu pasižiūrėk, kaip tu atrodai. Nu, pasižiūrėk, kaip tavo veids ten atrodo, kaip tavo emocijas tos, ane? Nu, dabar populiaru yra mokintis tas emocijas. Nu, kas netinka, tai ten mokinas tos visus savo emocijas. Gal ir gerai, aišku, žinai, kažkiek pasimokinė. Nu, emocijas. Aš vieną kartą žiūrėjau tenai kažkoks tai emocijas, sako. Sako, yra pagrindinis dalykas. Na, aš paskui gal tikrai pabandžiau, pasimokinau, pažiūrėjau tas emocijas. Žiūriu, kad tikrai, žinai, pasižiūri, žinai, žmogų ir tu matai, koks jis yra iš tikrųjų. Nu,
nematas, negali plika subinę rodyti. Plika subinę gali rodyti, nieko nematys. Nu. Pagrindas yra, sakau, emocijos ir plaučiai. Jeigu nebus plaučių, tai ko tu kvepuosi? Ko tu kvepuosi? Arba jeigu tu ten juos nupjaustysi, tus plaučius, kaip šlikštu, tai tu įsivaizduok, jeigu tau nupjautų. Koks tu kaušas, esi be plaučių. Tai tu būtum toks kaušas, nusipjovęs tuos plaučius, kai būtum visą gyvenimą, žinai, pragulėjęs ant vieno šono. Ir tau sakytų, čia ir sveikata, žinai, čia ir naudinga. Tai tada pragaras baisus, prasidėtų chaosas žmonijai. Tai kaip tu kitaip išvėdinsi plaučius? Juk degonis, kas ten, ir dujos tos. Kom tu kvėpuoji dujom, degoniu. Ką ten išskirtas molekulės? Tai plaučiai pasisavin juk. Ar nepasisavin? Ar jie tai chemiją pasisavin? Chemijas tai jie nepasisavin. Chemija gal ištirpdė ten kažką tai. Kas skreblius ištirpdys? Ką chemija ten atpalaiduos tus skreblius? Skrandį apsišiks, apsivemsi. Gali bandyti, žinai, kitiem patinka, kitiem pohui. Kitiem nieko nejaučiu. Kiekvienam skirtingai veikia. Bet daktarui pohui, žinai, jis gal ginklą šautuvą ten užsikešęs pohui, dar jis ką nors drąsos įgyjęs. Supranti? Gal atvažiuoju su policija, su kariuomenė į namus, jeigu tu jam nepatinki. Išsivežti tave. Ir teikti savo teiginius. Tokia realybė taip iš tikrųjų. Ir čia Lietuvoje taip. Lietuvoje Šilutėje. Lietuvoje Šilutėje, Klaipėdos rajone. Atvažiuoju. Ir visi įrodymai. Ką darysi, labai skaudu, žinai. Babkės yra babkės. Ką tu be babkių? Tai tu esi tokie vabalas, toks prasmirdis, karkvabalis, žinai, višudis, vištašudis. Jeigu tu tikės ten kažkokių, žinai, kad tos narglį priklijos. Ir tu apsidžiaugs, tu džiaugsi, žinai. Sakysi, man priklijavo. Reik valgyti kotletą, gal neužšąla. Kotletuką. Valgy kotletuką, gal neužšąla. Tai visi nori būti daktarais, psichiatrais, tais psichologais.
visi nori tais būti tokiais psichologais. Patinka, tau nepatinka, žinai. Man irgi daug kas gal nepatinka. Bet reikia susigyventi su tuom kažkaip. A ką daryti? Juk galų nekaposi kitiems žmonėms. Juk nepjausi. Aš tai nežinau. Man kažkokias nuomonės, dar kažkokias kitas nuomonės. Nu, man čia dar nėra rodiklis. Tai kitaip tėvai visą laiką auklėjo. Kažkokias kitas nuomonės, dar kažkokias vėjai. Nu, tai sakau, su ta psichologija, su ta psichiatrija visa. Jo toks įžulėjimas, išnaglėjimas, tai kad tas viršūnės jau jie peršokė turi. Galutinai, nu, nejaučiu ribų, kai kurie individai. Sakau, tai kodėl tas karas vyksta? Nes pusduriai nejaučia ribų. Ar ne? O gal kitaip? O kam kariauti? Jeigu koks durnius ten savo nuomonės ten peršašojas, įsigimusias, tai kaip tu ginsies? Tu negali rankom apsiginti. Jeigu koks kavailys tenai, nu, tu kam tu apsiginsi? Be granasvaidžio tu nieko nepadarysi. Ką tu gali padaryti, nu? Sėdėjau aš namuose, jau viriaus pietus, viską atvažiavo, supakavo, išsivežė. Nesupratau, kas buvo. Čia atsivežė ledintis plaučius dabar turiu. Pats. Plius dar chemija, dar kovot su chemija, įsivaizduoji. Nu, dar psichiatras kažkoksai atėjęs, jis mane vertinti pradėjo. Kažkokias neadekvatumo būsenas, dar kažką. Nu, kai tu kvailiai save pasižiūrė, kaip tu atrodai, su kažkokiais džinsais atėjęs. Nu, baidyklė. Nu, jam atrodo, jo tokias teisės. Jis yra toksai, žinai, išsilavinęs, visą žinai, žinai.
Visi kiti, žinai, šūdai. Visi kiti šūdai, žinai, bejausmiai, pohui. O ką? Pohui. Svarbu, babkės gaunu ir šūdinu visus. Šūdinu, tepliuoju, va. Aš tai babkių negaunu. Kur aš gaunu? Pažiūrėk, jūs esate jau minuse. Jau reikia bankui sumokėti, kad pinigus laikau. Nu, dar nieko nepravedė. Jokia 170 dar negavau. O jau šiandien 18 diena. Kažką tvarkė. Ragus matau. Ragai. Ragų kontorą. Nežinau, gal ten sutvarkė, žinai. Tokie čia tvarkymai, žinai. Tai dar gerai, gal kotletą atneša. tą kotletą gali suvalgyti. Su kruopom. Ir ta sriuba tokia. Va. Šitie kaip tie lapai tie. Rūgštynių lapai. Rūgštelinė. Čia jau per tą tuberkuliozę, per tas plaučių vėdinimus. Tiek tų psichiatrų prisižiūrėjau. Kiek aš tų psichiatrų tik nematęs. Jėzus tu Marija. Gal 10. Na. Gal vienas kiesam, žinai, gal žmogų panašus, visi zombiai kažkaip užzombinti. Baisu. Nu, mokyklą savo baigė matyti. Ką jūs psichiatrai ieškot? Ten kažkur nusivežė pas psichiatrą, jis manęs klaus, a tu girdi, sako, balsus galvoj. Kokius balsus tu gali girdėti galvoj? A tavo galva kaip kibers koks, a kaip kas? A tu gali girdėti balsus galvoje, negali. A tavo galva kibers kaip betons. A kaip kas? Ką tu girdi psichiatrė savo galvoj? Perdalus kokius, a ką tu ten girdi? Aš girdžiu, nežinau. Aš viską girdžiu. Aš girdžiu mintis, savo mintis, o lauką girdžiu, viską girdžiu. Na. O psichiatrui labai sudomina, ką aš girdžiu savo galvoj. O kas ten turi girdėtis toj galvoj? Ką tu ten turi girdėti? A? Kas toj ten galvoj yra? Ateivis kosmosas koks, a kas ten? Kas ten toj galvoj? Smegenis. Psichiatrė, pasakyk, tu man paskambink. Papasakok. Išsakyk savo nuomonę, aš tai nežinau. Gal aš klystu, gal kitokia mano nuomonė. Sakau, tu apie kokį ten satanizmą tu kalbė, apie ką tu čia kalbė.
psichiatras satanistų jau jisai į satanizmą jau pakrypęs, nukrypęs. Ką tu ten turi girdėti, to galvoji? Tu man pasakyk, psichiatrė. Visi ieška tų balsų galvoj. Beje, tų balsų galvoj kažkur tai ten. Ko jis bijo tų minčių savo? Kažmyra. Ko jis bėga nuo tų minčių savo? Ko jis į tą galvą savo prisišaga, tai paskui ieška tų snarglių, kai durniukai. Kas jums yra? Ką jūs durninat? Kokių jūs idiotų ieškot, psichiatrai? Ir daktarai, visokie cheminiai preparatai, dar kokie vėjai. Leiskit plaučiam įsivedinti, kas jums yra? Jūs kai durniukai susitelkė į tas savo šūdų kompiliatus, tus visus, supranti, kad jūs jau žmonėm neleidžiat nei plaučiam įsivedinti. Ar ne taip yra? Jūs pamastykit patys, pagalvokit, gal kitaip yra. Aš nežinau. Ar toks yra jau malonumas, kažkoks tai kaifas, ką jūs jaučiat? Ką jūs jaučiat? Kad patapšnos? Per galvą patapšnos paglostas? Duos 10 eurų ar kiek? Nu, tragedija. Gali juokais numirti. Iš tokio debilynų. Irgi žiūrėk, anekdotas. Čia kaip tie anekdotai, supranti. Bet jau toks levelis, nukritęs jau ant tiek levelis, šitų kai kurių jis, aš nesakau, kad visi vienodi. Tikrai dimensija šitai yra. Man kaip pasakė dimensija, man antras akis atsivėrė. Aš supratau viską apie dimensijas. Viską supratau apie dimensijas. Tai va tokios dimensijas. Kotletas siaura į tai ir vargą nematai, ne? Su kruopom.
ir agurkais. Na, tai prisirašinė tų dimensijų, kaip pusdurniai. Nu ką, dabar geriau, dabar smagiau. A kaip? Ant tos dimensijos dabar ten sėdėti. Na. Jau iki tokią idiotizmą daryti, kad tragedija. Tragedija tiesiog pasišlykštėjimas. Su tom dimensijom. Tai ką tu žmogaus nematai psichiatrą? Na, emocijų nepažįsta, koks tu psichiatras esi. Ar tau tos šiukšlės, tai šūdai, tai mintis tos, tu girdi galvoj, ta šiukšlė savo. Ar tu šiukšlių ieškai, ar tu emocijas skiri? Psichiatrė. Nejauks tu ne psichiatras. Esi šūda verties. Šūda krūvos viršūdžia. Aš suprantu ir psichiatrų gerų, tikrų psichiatrų, kur pagyda žmogų, per vieną dieną išgyda depresūchas viską. Pažįstu ne vieną ir jų Lietuvoje nemažai. Jie tikri psichiatrai, dvasiniai mokytojai. O ne ten šūdų kompiliatai, psichiatrai kažkokie, tai ten, žinai, maini tu kokias teisės pasikeis tą traktoriaus mašinas, tai tau dimensijų prirašo kažkoks pusdurnis. Susėdė ten, kaip pusdurnių glušiai. Jie nesuprant nei emocijų suprant, nei minčių suprant, emocijas, tą kažką. Ai, aš įsižeidžiau. Aš išsižeidžiau, man nepatika, žinai, o barzda ūsai dagas nepatika. Nu, neapsiskotęs. Ai, dimensija jau čia bus. Aš jau taip nusprendžiau, žinai, plaučiai nebesivedins, bus dimensija. Nu, tai tragedija, nu, tai kur tu Lietuvoje gali kažką išgydyti, kad tu gali Lietuvą išgydyti. Tu Lietuvą nunuodysi, Lietuvą numirsi, tu baigi Lietuvą jau nužudyti, psichiatrę, su savo tokiais lozungais, nusišnekėjimais ir šiukšliam tom galvoj savo. Kur girdėtų tos balsus? Nu, tai tu juk visus pražudysi. Nu, tu pusdurni, tu susimastyk biškiuką. Tai tu išklausyk, ką kiti sako, ką aplinkiniai kalba. Ar jau tau taip nerūpia, tau taip pohui, žinai. Tik neilgai negyvensi paskui. Tu galvoji ilgai gyvensi. Nu, tu gal ilgai ten gyvensi, žinai. Bet kaip kvailys, kvailė roliai. Kaip pusdurnis, tešlagalvis. Galės tam vaidinti, tam kažkokį, žinai, pusdurnį, kad durniuks esi. Psichiatras. Adagas, žinai. Nu, jūs neišsišeiskit psichiatrai, žinai. Aš suprantu ir tikrų psichiatrų, gal gerų, žinai. Gal jūs geri žmonės esat, mylit savo vaikus, viską.
mokyklą leidžia, ten viską perka. Nu, gal geriausias žmonės tikrai mylintis. Nu, aš ne apie visus šneku. Aš šneku apie tos, kur balsus galvoja į savo ten, tos pusdurnius tokius. Durniukus. Durniukus kalbu. Nu. Laučiai taip neišsivedins. Tu gali, žinai, galvoti, tu gali tikėtis, žinai, kad tau ten kažkas pajudės. Bet durniaus motina ten ta viltis sakas. Nu, tu gali galvoti, tikėtis. Va, surelį, suvalgyk psichiatrę, psichurelį. Tai visos smegenys tau prablaivės. Nu, praskaidrės, prabalties. Aš žinau savo ribas, aš žinau savo taisyklės. Nu, kiek aš galiu šnekėti, kiek aš negaliu. Nu, jeigu kažkam kažkas nepatinka, tai kitų problemas čia manęs tas nejaudina. Vėl trukdys. Pradėjom šitą. Nu, mane valė. Viskas gerai. Skaičia man. Jau negerai viskas man. Nu, tai sakau, va, būkite sveiki, visi būkite sveiki, švalus, o oras praskaidrėjo, nu, plaučius įsivedinkit, vaistus reguliariai, kaip ten sako, kad nepakenktų per daug, žinai, supranti, valgykit varškės, bet skanios varškės, su vaisiais ten da, kokiais, supranti. Su cukru. Galbūt delikatesas, supranti, varškė. Na, jau skane, jau lietuviškas, supranti, žemaičių. O tokių kaip žemaičių, o tokių rimtų, griežtų, supranti, kur psichiatrai vietą pastato, o ne taip, kad ten išlagalvių, žinai, supranti, kokį. Kiekvienas žmogus turi būti psichiatras. Tai kas jums yra? Ar jūs jau tešlagalvė esat? Jau iš vis, tai kam ta Lietuva reikalinga? Už ką jūs čia sergat? Nu, kam tos rinktinės reikalingas? Kas ten įsi tas varžybas? Taigi parodė ten bus. Visi joks visi. Įsijuoks visi tie žaidėjai. Už ką žaisti, jeigu nėra motyvacijos? Už ką tu žaisi, jeigu nėra motyvacijos, kam tu pasirodysi? Jeigu tu neturi kam pasirodyti, kad tavim džiaugtus kažkas. Na, o tu esi kvailys ant kažkokius... kaip baidyklė vaipais ant kažką. Ir tuom džiaugės, supranti. Nu tai šlikšto yra. Nieko negalbūt šlikščiau, kai kiti, žinai, tavo atrodo saibės, o žinai, kiti šlikštis tavime. Tada baisu yra, tada yra liga. Tada ligą reikia gydyti. Tada ligą reikia gydyti. Jeigu yra pagydoma, tu turi apgalvoti, kaip tą ligą išgydyti. Tu negali jos taip imti ir sugalvoti ir gydyti, ką tau į pakaušį rašo.
Gal tas durnas tavo pakaušis ten yra? Nu. Gal tos durnas tavo pakaušis ten skersvėjais ten pučiu. Tos mintis tavo ten, kai tus balsus girdi skersvėjai. Ne mintis, o skersvėjai. Įsivaizduoju. Na, kartu gydysi. Lyg vailysiasi. Tau pusdurnis pasakė, ką darytų ir tu supranti, tu darai. Ir tu gydai. Nes tau kažkas pasakė. Ar į tą pakaušį skersvės ten perbūti per ausis, per vieną įėję, per kitą išėję. Nieko nesupratai, bet vis tiek darai našarom pohui. Tai gerai, tai valdžia yra. Valdžia yra gera, nu, ko trūkst valdžiai? Nu, jie kariauja. Nu, tai gerai, tai zaibys maladės yra valdžia kariaujanti. Nu, tai dar gyvos. O kad ten tie gaivalai Lietuvoje tie likę. Nu, jiem į pakaušius ten rašo tas vyjas. Nu, ką turi daryti? Nu, tai ir degraduosit jūs kaip pusdurniai. Su savo skersvėjų galvoj. O gal kitaip ir aš nežinau. Parašykit, paskambinkit. Jeigu norit paskambinkit, komentarą parašykit, aš paskambinsiu. Varškė kaip varškė, bet ne iki galo paruošta. Varškė parodysiu. O šita varškė va jums. Nu, jinai ir neskanina yra. Čia cukraus trūksta, nėra vaisių. Nėra šokolado. Nieko nėra, nu ką tu nori čia kažkokį suvaidinti varškę skanę. Tu nieko net čia neskanina yra. Nu gali suvalgys, neįbaidu, dėl kad šiek tiek žinai. Kad turėt ką šiek tiek žinai. Bet pasiskonėt, žinai, kažką pasimėgot, čia nėra iš kuo. Čia nėra iš kuo, čia nulis emocijų, čia nėra jokių emocijų. Ja. Iš vis Maskvo nevalgai kažkokį klevą. Nežinau. Ja. Nu, varškė kaip varškė, supranti. Na. Gera varškė, į blynus, supranti, į kotletus. Ne kotletus gal nedėsi, gal dėsi į blynelius kokius, supranti. Į tešlą, o gal pats tas. Nu, bet čia dabar tuberkulioziniai. Atneši per pietus, aš dabar dėsiu į kokius blynus. Ta varškė. Tokia. Į tešlą, ką aš tešlą mingysiu. Kam čia taip?
Nežinau, aš dėl to taip ir sakau. O taip tai jo, taip tai tenka, žinai, į tus dalykus. O bet tai valgyti tai jinai šlykšti yra. Neskani šlykšti. Neskani šlykšti. Aš suprantu, čia kairiam gali, žinai, bet ką pakišpau, žinai. Jie su jais, žinai, jie visokių šūdą su jais, supranti. Visokius kailius, da gal. Jau ten gal. Demencijose. Demencija tam buvo įkišai, žinai. Pukšt. Atidarytas stalčių. Atidarytas stalčių ten idėjai. Nuvažiavo. Aha, buvo. Nu, tai kaip tu turi tos blaučius išvadinti? Tai kaip daktarė turi taip plaučiai vadinti? Dabar su chemija, jie čia turi tai visi vadinti. Nu, neadekvatus požiūris, visai požiūrių nėra. Net atomazgų požiūrį, kad būtų tokio dalyko nėra. Nu, jūs daktarė apie tai net neužsiminat netgi. Apie požiūrį kažkokį tai. Sveiką protą, dar kažkokį tai. Aprėdėt tais škarmalais čia savo, su nutriušiusiais. Visai nutriušę, paėmė jūs tuo tai kaip šiek papriplėšit gali. Nu, iš kur čia ištraukė tokius skudurus vabžė. Aš nelabai suprantu. Iš kokią požemę kažkokią tai, kokią bunkerę ten supuvusią. Nu, nelabai suprantu. Kad čia nacijai pagalviai vilka, ta pagalvė kaip kokį šiek papirė, tai pradėsai visas plyšti. Paskui galvoju, galvos, kad čia pagalvės draskau, ką nors, žinai, Alytoj, tuberkulioziniam Laurins paduškas sudraskė, sublėžė. Na. Nu, tai taip, tokie dalykai. O dar arbatos liga. Laurinukai, tokie dalykai. Įsisavink tus dalykus, laurinuk. Na, nebūk toks tešlagalvis jau visai. Na, psichiatras. Rūpinkis tą sveikatą savo. Rūpinkis tą sveikatą. Laurinuk. O tai tau vaikeli. Nu, suvalgėm pietus, kotletą, dar sriubos liko tos lapų, rūgštelinės. Tai va, tokie gydymo ypatumai.
Tokie gydymo ypatumai ir plaučių vidinimai. Nu, kas kaip supranta, savo požiūrį turi. Savo plaučius vadinasi. Ir protezuoja sąnarius. O, va, ant to tai esai. Specialistai. Eik tu savo. Dar tokių psichialistų nebuvau regėjęs, susapnavęs jokiam sapne. Nu, kai čia jau atsidūriau. Jeigu koja kažkokią tai operaciją darai, tai tu jau daryk nedels geriau. Nes tikrai baisus dalykas yra. Jeigu tu ten operuoji šūdą menkai, nu tai tu kur va šūdą prisimenkai. Ką darysi, žinai? Ką darysi? Visokių bairių gal net gyvenime suprantam. Na, iš tokios, manau, gal tas, kaip ta reabilitacija jau. Gal kažkokia plius minus, gal išės ta reabilitacija kažkokia. Na, aš taip tikiuosi, žinai. Man tai, žinai, šitam gyvenime, kai, žinai, prisižiūri jau tokių tų bairių, jau paskui jau, žinai, tavis nieks jau kažkaip nelabai ten jaudina, žinai. Ar tu be tos kojas gali likti, žinai, ar kare tau tą koją ten kokiam, žinai, nuneš, ar nenuneš, žinai. Kažkaip tas nejaudži, žinai. Bet tikė, žinai, plius minus, žinai, galvoji gal ir, žinai, tos košas pas kažką galvoji dar. Nu, tai va taip, tas tom reabilitacijom, tai ką, žinau. Tikiuosi įsivedins, tie plaučiai man gerai. Aš tai jaučiuos gerai, kad man vedinas viskas įsivedinė jau beveik. Bet ką ten, žinai, žmonėm kitiem ten rašo, žinai, ant tų po tais mikroskopiniais BK. Jie patys turbūt nelabai ten suprant, ką jie ten mato. Špyga taukuota. Jeigu matai špygą takuotą, tai jau ne kažką, žinai, jau ne kažką. Jau ne kažką. Rūgštelinė visą laiką buvo pats gazas. Ypatingai vasarą, kitos rūgštelinės jau sudygdavo ir tos šviežias prasidėdavo. O, gerai sueidavo tas sriubas. Gerai sueidavo tikrai, prieš tą varškę tai nėra ką lyginti. Antraeilis dalykas. Varškė yra varškė, žinai. Varškę gali tešlą dėti. Į tešlą blinelius, nu, gerai.
va pasidarykit rūgštelinės ir sveikit, vedinkitės plaučius sąnarius, viską gydykit. Būkite sveiki. Bet tešlagalviais spėsit kada tapti, tai jau tikrai. Tai va, Alytui ačiū labai už sriubą, rūgštelinės ir varškę. Pavalgėm taip skaniai. Ir arbatas savo atsigėrėm. Jau mūsų arbatikė tai Ceilono juodoji, tu pasaka. Tokius niek negausi. Tokios negausi jokiai tuberkulioziniai. Pasikavoti. A ką tu gali gauti tuberkuliozinį? Nieko. Kotletą. Vieną kotletuką. Mėsos gabaliuką. Kiek ten 200 gramų. Kokia 150 gramų gal 100, nežinau. Kiek ten gramų įdėti į tos mėsikės, ten nieko nėra, ten 0 gramų. Ten pakaitalai, kartais išėdas dar kokias. Man taip atrodo, nes aš labai šlykščiai atrodo. Tai reikiam tam išėdas, tai visą laiką turi kažko dėti. Šunų tai jau nešersi gatvėje. Tai va taip, geras oras šiandien Alytui. Geras oras matosi. Visi laimingi bus. Ai, čia tas aerodromas. Skraida lėktuviukai, tie sraigtasparniai. Kukurūzai, kaip jie ten. Mažas čia toks. Vaikiškas. Tauragėje geresnis marods. Tauragėje Klaipėdoje geriausiai yra. Ten jo atvažiuokit pas mus į Klaipėdą. Pamatysit, kas yra kas aerodrome. Ten, kai skraida, tai jau skraida naikintuvai. Atsargiai vaikščioti reikia. Tai jo, taip. Gera diena šiandien. Pasidarykit rūgštelienės, kavos. Pavalgykit sveikai, būkit žvalus. Ir laimingi. Aš jau išsijungsiu. Kai jau susikaups kažkas kažką.